Lietuvos Respublikos prezidentui Jo Ekscelencijai Gitanui Nausėdai, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui Sauliui Skverneliui, Lietuvos Respublikos Seimo nariams, Lietuvos Respublikos vyriausybei, žiniasklaidai ir čia visiems susirinkusiems. Nacionalinio susivienijimo kreipimasis dėl 1941 metų Birželio sukilimo įprasminimo. 1941 metų Birželio sukilimas – tai lietuvių ginkluotas pasipriešinimas Sovietų Sąjungos okupacijai, prasidėjęs 1941 metų Birželio 22 dieną, kai Vokietija užpuolė SSR. Sukilimą organizavo Lietuvos aktyvistų frontas, siekęs atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Nors sukilėliai siekė atkurti nepriklausomybę, netrukus po jų veiksmų Lietuva tapo nacistinės Vokietijos okupuota teritorija, o laikinoji vyriausybė nušalinta, dalis sukilėlių naciams bendradarbiaujant su sovietų KGB buvo sušaudyti. Nepaisant to, Birželio sukilimas tapo reikšmingu ir nepriklausomybės siekio ženklu. Lietuvos istorinėje politikoje kai kurie istorikai Birželio sukilimą vertina įvairiai, tuo tarpu Lietuvos valdžia, pataikaudama vakarų partneriams ir žydų bendruomenėms, vengia šį sukilimą heroizuoti, baimindamisi, neva jis bus siejamas su antisemitizmu ar nacių okupacijos legitimizavimu. Vis dėlto, Lietuvos Respublikos Seimas 1997 metais priėmė Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatymą, kuriame pripažįstama, jog Lietuvos pasipriešinimas 1940–1990 metais sovietiniai ir nacistiniai okupacijoms yra teisėtas. O ginkluotojo pasipriešinimo dalyviai įvardyjami kaip kariai savanoriai, neginkluoto kaip laisvės kovų dalyviai, jiems suteikiamas oficialus statusas. 2000 metų rugsėjo 12 dienos Seimo posėdyje buvo priimtas įstatymas, kuriuo 1941 metų birželio 23 diena per Kauno radiją paskelbtas Lietuvos vyriausybės pareiškimas, nepriklausomybės atstatymo deklaravimas buvo oficialiai pripažintas Lietuvos Respublikos teisės aktu. Tačiau jau po savaitės buvo Seimo įstatymas atšauktas. Priimant protokolinį nutarimą skelbti, kad įstatymo priėmimo procedūra tebėra nebaigta ir įstatymas lieka priėmimo stadijoje po svarstymų. Tai buvo beprecedentinis atsitraukimas nuo sprendimo oficialiai valstybės mastu pripažinti laikinosios vyriausybės nepriklausomybės deklaravimą Lietuvos Respublikos teisės aktu. Kartu tai yra gėdingas veiksmas, liudijantis, kaip stipriai Lietuvos valstybė buvo ir iki šiol išlieka pavaldi užsienio vidaus grupių įtakoms. Atsižvelgiant į Rusijos agresiją Ukrainoje ir nuolat didėjančią Lietuvos valstybei grėsmę ir iš to kylančią prievolę stiprinti Lietuvos visuomenės pasirengimą bei valią gintis, taip pat į patriotinės nuostatas ir jas formuojančią istorinę atmintį, esame įsitikinę, jog Birželio sukilimas tebėra skausmingiausias 20 amžiaus Lietuvos istorijos puslapis, neatsitiktinai aršiausiai puolamas Rusijos ir jos parankinių Lietuvoje, kaltinant Birželio sukilimą ir laikinai vyriausybę tarimu pronaciškumu. Neabejotina, kad Birželio sukilimas siekė tik nepriklausomybės ir išsivadavimo iš okupantų jungo vykdomo teroro nutraukimo. Nors jo atkurta nepriklausomybė gyvavo labai trumpai, tačiau aiškiai parodė pasauliui, jog Lietuva
neįstojusi į Sovietų sąjungą savo noru, o SSR okupuota. Tūkstančiai sukilėlių vos per kelias dienas žuvo, gindami Lietuvos laisvę, gelbėdami politinius kalinius, stabdydami sovietų nusikaltimus ir represijas. Pagerbti šį įvykį, aukščiausių lygiai didžiuotis juo, pagaliau užsilaisvinant iš melagingos sovietinės istoriografijos pančių, yra mūsų visų Lietuvos piliečių pareiga. Jei siekiame išsaugoti sukilėlių ir partizanų krauju, iškovotą mums ir paliktą Lietuvos valstybę. Todėl reikalaujame: pirma, Lietuvos Respublikos prezidentą ir Lietuvos Respublikos Seimą ir visas valstybės institucijas ryžtingai bei aiškiai reabilituoti 1941 m. birželio sukilimą kaip istorinį tautos pasipriešinimo okupacijai aktą, atspindėjusi lietuvių tautos valią, išsivaduoti iš sovietinės priespaudos ir atkurti nepriklausomą valstybę, pripažįstant jį teisėtų pasipriešinimo okupacijai veiksmu. Antra, pradėti parlamentinę iniciatyvą dėl viešo švietimo ir istorinės atminties stiprinimo, kuria būtų aiškiai ir viešai atskiriami 1941 m. sukilimo tikslai nuo vėlesnių nacistinių okupacinių režimų nusikaltimų, užkertant kelią klaidinančioms istorinėms interpretacijoms. Trečia, inicijuoti 1941 m. birželio 23 dienos sukilimo įtraukimą į oficialų Lietuvos Respublikos atmintino kalendorių, užtikrinant, kad ši data būtų kasmet žymima valstybinio lygmens minėjimais, renginiais ir švietimo iniciatyvomis, deramai pagerbiant sukilėlių siekį atkurti Lietuvos nepriklausomybę. Ir ketvirta, tarptautinėje arenoje principingai ir sistemingai demaskuoti ir paneigti Rusijos propagandos skleidžiamą melą apie 20-ojo amžiaus vidurio lietuvių tautos laisvės kovas, kelti istorinės tiesos klausimą dėl 1941 m. birželio 23 dienos sukilimo, skatinti Lietuvos Respublikos institucijas, nutraukti istorinį neryžtingumą, nes istorija reikalauja drąsos, o lietuvių visuomenė ir tauta tiesos. Profesorius, Nacionalinio susivienijimo pirmininkas, profesorius Vytautas Radžvilas. Dėkojam.